Šis variklis neveikia su degiu skysčiu ar dujomis, o veikia su oru, kuriuo kvėpuojame. Tačiau prieš paduodant šį orą jį reikia suspausti. Tai lemia keletą skirtumų tarp šio variklio ir įprasto vidaus degimo variklio. Kalbant apie galią, vidaus degimo variklis gali išvystyti maksimalią galią iki tol, kol bakas visiškai neištuštėja. Tuo tarpu šio variklio galia priklauso nuo bake sukaupto slėgio. Tai reiškia, kad laikui bėgant variklio galia palaipsniui mažės, kai bus sunaudojama daugiau oro ir slėgis mažės. Vienas iš būdų tai apeiti – optimizuoti variklį daug mažesniam slėgiui ir tada naudoti jį su reguliatoriumi. Taigi slėgis patenkantis į variklį užtikrins pastovesnę galią viso slėgio mažėjimo bake metu. Atliekant šiuos variklio bandymus aš naudoju didelį kompresoriaus baką ir turiu reguliatorių, kad galėčiau reguliuoti variklio slėgį. Tačiau, kadangi galiausiai planuoju šį variklį sumontuoti orlaivyje, šis reguliatorius yra per sunkus, todėl pasigaminsiu savo. Slėgio reguliatorius turi 3 pagrindinės dalis – spyruoklę, diafragmą ir vožtuvą, kurios visos kartu reguliuoja išėjimo slėgį. Kai oras tiekiamas į įėjimą, jis teka per vožtuvą į diafragmą ir išeina kitoje pusėje, o dėl šio slėgio diafragma pradeda kilti aukštyn, taip uždarydama vožtuvą. Dabar išėjimo slėgį lemia spyruoklės suspaudimo jėga. Taigi, norėdami sumažinti ir reguliuoti išėjimo slėgį, turime reguliuoti spyruoklės suspaudimą tol, kol jis bus šiek tiek mažesnis už išėjimo slėgį veikiantį diafragmą. Tokiu būdu, kai slėgis nustatytas teisingai, vožtuvas linkęs likti uždarytas. Tačiau jei išėjimo slėgis šiek tiek sumažėja, diafragma nusileis žemyn ir atidarys vožtuvą, taip vėl padidindamas slėgį. Iš esmės tai yra mechaninė grįžtamojo ryšio kilpa, kuris atidaro ir uždaro vožtuvą priklausomai nuo išėjimo slėgio. Aš prieš kurį laiką nusipirkau šį didelį spyruoklių rinkinį ir suspaudimo spyruoklės yra palyginti silpnos. Taigi, vietoj diafragmos aš naudosiu mažą skersmens švirkštą, nes slėgio jėga bus daug mažesnė dėl mažo stūmoklio ploto. Ir šis reguliatorius yra visiškai mažytis ir sveria tik apie 75 gramus. Todėl jis bus tobulas mano statomam lėktuvui. Žinoma, jei jis veiks. Ir jis iš dalies veikia. Slėgis yra reguliuojamas, bet dėl to variklis pradeda pulsuoti. To priežastis yra trintis, kurią sukelia švirkštas. Stūmokliui reikia maždaug 10 psi slėgio skirtumo, kad jis pradėtų judėti. Todėl manau, kad reikia naudoti diafragmos konstrukciją. Beje, naudoti stūmoklį reguliatoriai iš tikrųjų nėra radikali idėja, kaip vėliau sužinojau. Mano kompresoriaus reguliatorius taip pat naudoja stūmoklio konstrukciją. Po daugybės pakeitimų ir naujų stipresnių spyruoklių pagaliau gavau veikiantį reguliatorių. Įėjimo slėgis yra 60 psi, o variklis veikia maždaug prie 30 psi. Ir galiu reguliuoti variklio greitį supdamas šį varžtą, kad padidinčiau arba sumažinčiau spyruoklės suspaudimą. Bet ar tai padidina variklio veikimo laiką? Tai yra grafikas rodantis sukuriamą trauką, kai bake esantis oras mažėja. Ir kaip matote, didžiausia trauka išgaunama pradžioje dėl aukšto slėgio. O tada jį pamažu mažėja, kol slėgis tampa per žemas, kad variklis galėtų veikti. Dabar, kadangi reguliatorius nustatytas palaikyti slėgį maždaug ties pusę maksimalaus slėgio, galėtume manyti, kad traukos kreivė turėtų atrodyti taip, su mažesne didžiausia trauka. Tačiau veikimo laikas yra tik šiek tiek ilgesnis, o ne daug ilgesnis, kaip galėtume tikėtis. Taip yra todėl, kad variklis vis tiek veikia tokiu pačiu efektyvumu. Taigi šios grafiko dalies plotas tiesiog įsidėsto per šią dalį. Tačiau galbūt šis variklis nėra optimizuotas veikti prie žemesnio reguliuojamo slėgio. Todėl nusprendžiau sukurti naują variklį su keliais nedideliais pakeitimais. Pirmasis – naujas cilindras pagamintas iš akrilo vamzdelio, tikintis sumažinti trintį. Taip pat nusprendžiau naują stūmoklį atspausinti iš PLA savo Prusa Mark III spausdintuvu, nes tai greičiau ir pigiau nei spausdinti stūmoklį iš dervos. Kadangi cilindras dabar yra daug lygesnis, FDM spausdinimo grioveliai neturėtų padidinti trinties. Taigi, kad optimizuočiau šį naują variklį žemesniam slėgiui, aš jį suprojektavau taip, kad virš stūmoklio būtų didelė talpa. Idėja tokia. Kai stūmoklis yra viršutinėje padėtyje, virš stūmoklio esantis tūris yra trečdalis to tūrio, kuris būna, kai jis nusileidžia į apačią. Taip yra todėl, kad įėjimo slėgis yra maždaug 3 kartus didesnis už atmosferos slėgį. Taigi, išplėtus tūrį 3 kartus, slėgis išmetime turėtų sumažėti iki 1 atmosferos, o tai tikiuosi sumažins bet kokius slėgio nuostolius. Tačiau šis variklis turi gerokai mažiau traukos nei senasis, ko iš pradžių nesupratau.
Kadangi stumoklis ir cilindras turėtų turėti mažiau trinties, taip pat dėl išsiplėtimo tūrio per ciklą sunaudojama daugiau oro, todėl galia turėtų padidėti, bet tada supratau. Kitas svarbus šio variklio pakeitimas yra spyruoklė cilindro galvutėje, kurią neseniai pridėjau, nes jį padeda laikyti rutulinį vožtuvą uždarytą. Kai jo neatidaro stumoklis, žiūrint sulėtintą abiejų variklių įrašą, atrodo, kad tarp jų nėra didelio skirtumo. Tačiau jei analizuosime kadrą po kadro, matome įsiurbimo vožtuvą be spyruoklės. Lieka atviras akimirką ilgiau, leidžiant daugiau oro patekti į cilindrą, kas atrodo mažiau efektyvu, nes daugiau oro iššvaistoma per išmetimo angas. Tačiau dabar manau, kad mano plėtimosi konstrukcija gali turėti paslėptą neefektyvumą. Čia turime du variklius su identiškais stumoklio ir eigos matmenimis, tačiau variklis kairėje turi plėtimosi tūrį virš stumoklio. Tai leidžia orui visiškai įsiplėsti cilindre, todėl labai mažai oro išmetama per išmetamasias dujas. Tuo tarpu variklis dešinėje neturi jokio plėtimosi tūrio ir daug aukšto slėgio oro išeina per išmetimą. Bet patikėkite ar ne, variklis dešinėje iš tikrųjų yra efektyvesnis. Ir štai kodėl. Kai variklis kairėje pasiekia savo eigos viršų, įsiurbimo vožtuvas atsidaro ir į cilindrą patenka apie 10 kubinių centimetrų oro. Tačiau, kad dešinysis variklis panaudotų tą patį oro tūrį, stumoklis turi nusileisti žemyn. Taigi dabar abu įsiurbimo vožtuvai užsidarė ir kiekvienas variklis panaudojo tuos pačius 10 kubinių centimetrų oro. Tačiau dešinysis variklis dėl savo alkūninio veleno kampo sukuria gerokai didesnį sukimo momentą. Ir net kai kairysis variklis pasisuka į tą patį alkūninio veleno kampą, slėgis cilindre jau sumažėja. Todėl sukimo momentas vis tiek išlieka mažesnis per visą apsisukimą. Dešinysis variklis sunaudoja tą patį oro kiekį, tačiau sukuria maždaug dvigubai didesnį sukimo momentą nei kairysis variklis. Iš pradžių tai gali atrodyti nelogiška, tačiau viskas priklauso nuo slėgio plėtimosi ir alkūninio veleno kampo poslinkio suderinimo. Taigi aš sukūriau šį naują variklį, kuris neturi spyruoklės, o stumoklis beveik paliečia cilindro viršų aukščiausiame taške. Taip pat prie stumoklio pridėjau šį 2 mm reguliavimo varžtą, vietoje ankstesnės plieninės strypo, kad galėčiau lengvai reguliuoti vožtuvo suveikimo laiką. Bet prieš pažvelgdami į duomenis, pakalbėkime apie interneto duomenis, kurie yra renkami apie jūs, ir kaip šio vaizdo įrašo rėmėjas Incogni gali jums padėti. Yra tokie interneto duomenų brokeriai, kurie renka informaciją apie jūs, pavyzdžiui, jūsų vardą, amžių, adresą, apsipirkimo internete įpročius ir dar daugiau. O įmonės gali įsigyti šią informaciją. Dabar galite kreiptis į kiekvieną iš šių brokerių tiesiogiai, kad ištrintumėte informaciją. Tačiau jų yra tiek daug, kad tai padaryti tampa labai sunku ir užima daug laiko. Todėl čia gali padėti šio vaizdo įrašo rėmėjas Incogni. Incogni kreipiasi į visus duomenų brokerius jūsų vardu, kad paprašytų pašalinti jūsų asmeninius duomenis. Ir kadangi daugelis duomenų brokerių toliau renka jūsų duomenis, po pašalinimo užklausos Incogni stebės rinką ir jei atsiras naujas įrašas, vėl prašys jį pašalinti. Štai kodėl jų metinė prenumerata yra tokia svarbi. Nes tai nėra vienkartinis visų jūsų duomenų ištrinimas, o nuolatinė automatizuota paslauga užtikrinanti jūsų apsaugą internete. Pirmieji 100 žmonių, kurie panaudos kodą arba nuorodą aprašyme žemiau, gaus 60% nuolaidą Incogni paslaugai. Taigi ačiū Incogni už šio vaizdo įrašo rėmimą ir būtinai užsukite pas juos per nuorodą aprašyme žemiau. Taigi, be to, kad šis naujas variklis veikia tikrai gerai, nusprendžiau patikrinti, kaip stumoklio kaištis veikia našumą. Štai vienas iš pirmųjų traukos bandymų, kur trauka mažėja tiesiškai mažėjant slėgiui. Bet pažiūrėkite, kas nutinka, jei patrumpinu kaištį vos 10 mm dalimi. Tai žymiai sumažina maksimalią trauką, bet taip pat padidina veikimo laiką. Ir kas man įdomu, tai šios kreivės išsilyginimas prie aukštesnių slėgių. Visi šie traukos bandymai atliekami su 2 litrų gėrimų buteliu, pripūstų iki 60 psi slėgio. Ir taip yra todėl, kad kai bandžiau ankstyvąsias šio variklio versijas, šios butelius pripūsdavau savo miegamajame. Todėl dėl saugumo sumetimų nenorėjau, kad kuris nors iš jų sprogstų ir maniau, kad 60 psi yra saugus kontrolinis kintamasis. Bet dabar žiūrėdamas į šią traukos kreivę svarstau, kas nutiktų, jei pabandytume didesnį slėgį. Taigi atlikime bandymus esant 100 psi. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. Štai ilgo stumoklio kaiščių rezultatas. Didžiausia trauka siekia 3,5 N, o veikimo laikas apie 2 minutės. Bet pažiūrėkite į trumpesnio kaiščio grafiką. Esant didesniam slėgiui, trauka iš tikrųjų yra mažesnė. Pirmosiose šio variklio versijose cilindro galvutėje buvo atspausinti lenkti kanalai, kad oras geriau tekėtų aplink rutuliuką. Tačiau pastebėjau, kad tai sukeldavo keistus veikimo sutrikimus.
kai vožtuvo rutuliukas būdavo išmestas per aukštai ir akimirkai pakibdavo ore dėl didelio greičio oro srautų aplink jį. Tuo metu neturėjau jokių spiruoklių, kad tai sustabdyčiau, todėl suprojektavau cilindro galvutės vidinį diametrą šiek tiek didesnį už rutuliuką. Tokiu būdu į variklį tekantis oras stumdavo rutuliuką atgal į vožtuvą ir ši jėga buvo pakankama, kad variklis galėtų veikti apverstas. Tačiau naujausiame variklyje galia atsiranda tada, kai rutuliukas pakyla nuo vožtuvo, kai stūmoklis jį paliečia. Taigi, esant didesniam slėgiui, oro srauto sukelta jėga žemyn yra kur kas stipresnė. Todėl rutuliukas nepakyla taip aukštai ir į variklį patenka mažiau oro, o slėgiai pamažu mažėjant, rutuliukas pakeliamas aukščiau. Todėl trauka didėja bent jau iki tokio lygio, kai slėgis tampa per žemas, kad būtų galima palaikyti variklio apsukas. Taigi tai beveik kaip savaime besireguliuojanti trauka įmontuota tiesiai į cilindro galvutę, nereikalaujant išorinio slėgio reguliatoriaus. Ir su dar šiek tiek reguliavimo, manau, galime šią kreivę išlyginti dar labiau, o tai būtų tobulas skraidant orlaivą. Dabar žinau, kad negalime tikrai lyginti šio variklio su senesniais varikliais, nes pakeitėme vieną iš kontrolinių kintamųjų, padidindami slėgį. Tačiau šis naujas variklis generuoja 214 Nm efektyvumo, palyginti su ankstesniu varikliu. Mano paskutinėme vaizdo įraše tai yra maždaug dvigubai daugiau. Ir palyginus su praėjusiu kartu, aš sukūriau oro varomą lėktuvą, kuris buvo maždaug 10 kartų galingesnis už tą seną variklį. Ir tas aparatas galėjo išlaikyti horizontalų skrydį. Taigi būsiu labai nustebęs, jei šis daiktas nepakils. Dabar, nors manau, kad šis variklis skris, kas nutiktų, jei padarytume 2 cilindrų versiją? Lengviausias būdas tai pasiekti - tiesiog sumontuoti 2 variklius nugaromis vienas į kitą, kad jie abu naudotų tą pačią alkūninį veleną. Tam turėjau atspausdinti šias šiek tiek išlenktas švaistiklius, kad jie prisitvirtintų prie to paties veleno centre, bet vis tiek būtų lygiagretus su stūmokliais ir tilptų į karterį. Lygiai taip pat kaip vieno cilindro versijoje, tik priešingomis kryptimis. Kitas žingsnis - pritvirtinti cilindrus ir stūmoklius, kurie iš esmės tokie patys kaip vieno cilindro variklyje, išskyrus cilindro galvutę. Kadangi jas reikia sujungti naudojant oro kolektorių, kuris padalyja įeinantį orą į 2 kanalus ir per šios plonus baltus kanalus nukreipia į cilindrus. Tada į kiekvieną cilindro galvutę galima įdėti rutulinius vožtuvus ir užsukti 3D spausdintuvu pagamintą dangtelį, kad būtų užtikrintas sandarumas. Na, bent jau sandariau nei oro kolektorius, kuris dėl tiek per laisvos konstrukcijos daug praleido oro per O formos vietą. Tačiau tai galima pataisyti vėliau. Pažiūrėkime, ar jis veikia. Veikia, kažkas vis tiek neveikia. Variklis atrodo neturi daugiau galios nei vieno cilindro variklis. Ir atrodo, kad kondensatas kaupiasi tik ant vieno cilindro. Bet kokiu atveju paaiškėjo, kad kai klijavau vamzdelį į vieną iš cilindro galvučių, netyčia jį užkimšau klijais, todėl vienas cilindras negavo oro. Taigi, su nauja cilindro galvute ir oro kolektoriumi, variklis dabar buvo visiškai sandarus ir skambėjo daug geriau. Think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching. Kai slėgis siekia 80 psi, didžiausia trauka yra 4,2 N arba pakeliant 428 gramus, šis variklis turi beveik 10:1 galios ir svorio santykį. Kas galėtų būti puikus pasirinkimas dragsteriui, bet jo efektyvumas yra beveik perpus mažesnis nei vieno cilindro variklio. Manau, žinau, ką pritvirtinsiu prie lėktuvo. Labai ačiū, kad žiūrėjote.